sekundėm vėluoja. Ta prasme, planetos laikas nesutampa 2 minutėm, tai rodo, kad suspaustas laikas ir žmonės pradeda justi kitaip. Mes šiai dienai laiką kaip jaučiam, mes niekur nespėjam. Pirmas požiūris, mes niekur nespėjam. Ateinam laikrodį, pasižiūrim, viskas. Я могу перейти на русский, если есть кто-то, кто хотел это слышать. Ну, у нас коллега с Латвии, он... Я понимаю, потому что раньше я постоянно бу-бу-бу. Я лучше буду говорить на русском. Это лучше? Colega, не престарался ми говорю. Тимка, не сопранта как нас? Я перейду на русский, когда я захочу, чтобы латвийцы знали, потому что у меня учатся латыши, приезжают, вчера считал Гёничтис, они приезжают 200 километров специально, чтобы узнать какие знания от нас. Зато буду говорить и на литовском, и на русском, когда хотел, чтобы вы знали. Хорошо? Супер. Tie, kas nesupranta rusų kalbos, aš užuojautą, kadangi slavų kalba yra indoarijų bendroji kalba ir gilesnės žinios mūsų visų turėtų būti per visas šaknis. Mano pranešimas nieko nesakantis. Todėl tai, ką jūs išgirsite, bus sena kaip pasaulis ir tuo pačiu šokiruojantis dalykas kaip visiškai nesąmonės. Visiškas nesąmonės. Įdomiausia, kad nesąmonės pasaulyje jau seniai mūsų žmonės žino. Pradėsiu nuo to, kad Kurono šventykla jums turbūt pirmą kartą iš viso negirdėta žodis. Я говорю о святилище Курона, первое, не знаю на русском, Женича, на латвийском то же самое. Ну, языческое знание, можно так сказать. Язычество это, ну, на русском пусть будет язычество, от слова язык, но это не погоним. Ну, у нас с обратным. С обратным. Легально так пишет. До язычества. Kurono šventykla buvo įkurta pirmam amžiuje prieš Kristų, Kristaus dar nebuvo. Ir šita šventykla stovėjo Rusnės saloje. Rusnės sala, žinot kur yra? Rusnė. Nemuno intakas į marias ir pats intakas, jame buvo sala marias. Šitos salos nėra. Šita sala nuėjo po vandenį. Ir tada šventyklą perkėlė. Šita šventykla iki krikščionybės vadinosi paraidžiui Kuronas. Aš jos nežinojau. Ir šitų raidžių nežinojau. Mes 2002 metais įkūrėme Burtininkų magų žinių akademiją. Tai yra institucija ruošianti žinius, konkrečiai žinius, kunigus, apeigų vedėjai. Tačiau Kuronas 2002 metais kaip dievybė šiuo atveju, perėjo per mane 2002 metų kažkur žiemą. Atėjo žodis, neaišku kodėl, bevažiuojant į namus, į pajūrį, atėjo, nežinau kas tai yra. Pasirodo, senovinėse žemėlapiuose knygose apie tai parašyta. Aš tokį žodį išgirdau, Kuronas. Kas tas yra? Net pavadinimą nežinau. Grįžtu namo, ranka taip į biblioteką, ranka tik. Pasiema knygą, tos knygos neskaičiau, verčiu knygą. Toj knygoj tiksliai toj vietoj, daugiau visoj knygoj peržiūrėjau, nėra. Tik toj vietoj, kur atsiverčiu, parašyta. Rusnės saloj, pirmam amžiuje prieš Kristų, stovėjo Kurono šventykla. Tai buvo pirmas toks, kad per mane eina kažkas, bando pranešti kažką. Kuronas neaišku jums, kas tai yra. Kuronas. Toliau besigilinant pasirodo, kad Kuronas nuo žodžio kronos. Kronos tai yra graikų dievas, laiko dievas. Visi žino. Kronos. O kaip romėnai pavadino kroną? Pagal mitus tai turi žinot. Čia šiaip jau susirinko liaudės ekspertai.
Habil dirba, ne, kaip ten, laipsnis. Tai turi žinoti. Kronos yra Saturnas. Ir bėmėjai, tai yra Saturnas. Tai dabar, kas atsitiko 2002 metais, kada aš išgirdau šitą žodį? 2002 metais Saturnas pasirodo, pabaigė savo didįjį ciklą, pagal kurį seniausias pasaulio kalendoriai, kurios dabar globa būtent, globa remiasi, Avestos kalendorius, pradėjo naują ciklą. Ta mes patikrinom tik po 2 metų, nes buvo neaišku, kas tas yra. Pasirodo, 32 metų ciklas, didysis ciklas, kurį žinojo mūsų tautos ir jo rėmėsi. Ne kiniečių, kas čia buvo šneka, vat Oskaras kalbėjo, čia kiniečiai labai gerai, ką mums šneka, nieko panašaus. Nieko panašaus. Kiniečių 5 elementų sistema rodo kitos rasės, kitos haplogroup struktūrą. Mes visi esam slavai, baltai, yra visiškai ką kita. Ir 4 elementai, ir latvių, ir lietuvių, ir slavų, rodo vieną senąją žinią, visai kitą. Senasis kalendorius 2002 metų pradžioj pradėjo balto elnio metus, tai yra pirmieji metai. Todėl mes dabar švenčiam kiekvienais metais per lygiadienį tuos metus, kaip visi kažkodėl švenčia kiniečių metus. Čia nematau nei vieno kiniečių. Kodėl? Kokie? Tai pasakysiu. Kadangi kiniečiai, kodėl kiniečių 12, galvoja, kad kaip zodiako ženklai, 12 ženklų. Turi žinot, kodėl kiniečių nesutampa su, pavyzdžiui, Avestos. Kodėl tam 32 ženklai, o pagal kiniečius yra 12. Pavad. Va, mat. Bet tas galingas vagis, jis tiek numišė iš šono. Tikrai nesiu. O tai yra pasirodo labai paprasta. Saulės sistema. Kiniečiai daug vėlesnis kalendorius, daug vėlesnis, yra 8 amžius tik po Kristaus. Sukuria šitą kalendorių, kurio pagrindas yra 12 ženklų. Tai yra ne pagal Saturną, kuris apsisuka per 32 metus, dabar jis per 29,6 mėnesius, o pagal Jupiterį, kuris apsisuka per 12 metų. Vadinasi, mes skaičiavom pagal paskutinę planetą, dar tolimesnį už Jupiterį. Jupiterį mes vadinam Perkūnu. Tai yra tas, kas iš Perkūno. Šitoj vietoj Kurono šventykla kaip po tokia, kažkodėl tai įkuriama Rusnės saloj. Tai jeigu graikų šventykla Kronos turėtų būti kažkur ten Graikijai. Dar keisčiausia, šaltiniai, kuriuos atradom. Vienas iš šaltinių mini, yra Triklio enciklopedija, kitas yra Getgaudo, kurį visi paneigė, bet atvažiavo Statkutė de Rosalės, patvirtina Alfonso X kronikoj, ispanų karalių kronikoj, reiškia tiksliai tą pačią vietą. Tiksliai tą patį dalyką patvirtina apie šitos šventyklos egzistavimą. Dar įdomu, kad į šitą šventyklą parašyta plūdos vietas, kaip Daukantas rašo, plūdos vietas iš, reiškia, visų aplinkinių, ne tik netikėliai, nebuvo pagonių. Netikėliai, tie, kurie netikintys. Griekonis, tai yra graikai, tuo metu graikais vadina bulgarus, dėl graikų tikybos. Griekonis, Rimlionis, Biskajai, Biskaja kur yra? Biskajos įlanka, ties Anglija. Reiškia iš ten. Ir visi plūdo čia atsijautoti. Nebuvo žodžio atsiklausti. Įsivaizduoti, mes šito žodžio nebeturim. Mes sako, atsiklausti ir nuo žodžio žinoti. A kaip pasakyti, kaip vat, pagal jausmus? O pagal jausmus buvo žodis atsijautoti, nuo žodžio jaustis. Atsijautoti, kaip mano jausmai, mano sielai man bus, o nežinoti. O dabar taip, žinys tai yra tas, kuris žino. Nieko panašaus. Žinys, kuris įžiniauja, už tai žudė burtininkus, o ne už žinias. Tai kas tada žiniavimas yra? Reiškia, niekas apie tai nekalba. Tada, dar įdomiau, kad į šitą orakulą, parašyta, kad į šitą šventyklą buvo pagrindinis orakulas. Jis buvo Nadruvoje. Nadruva yra šalia mūsų viena iš genčių. Ir labai keistas reiškinys, kad tai vadino Romuva vėliau. Paskui atsirado šitas šventiklai sunaikimas, atsirado jau antroji žinyčia, buvo Romuva, vėliau, po Kristų. Tai visi pasakymai, kad visi keliai veda į Romą, tai dabar ne į Vatikaną. Pasirodo šaltiniai patvirtina, kad į mūsų pusę, į šitą Kurono šventiklą. Nes tai buvo laiko orakulo pagrindinė, ne Delfas. O mūsiškiai, kaip rašo, dar siūsdavo plius į Delfus vašką, kailius, gintarą,
kaip auką. Kodėl? Graikai sako, čia ne mūsų dievas, čia kažkokių šiauriečių, mėlynom akim ir šviesiais plaukais, tai yra ne graikų dievas. Šitoj vietoje atsiranda labai keistas reiškinys tarp graikų ir čia, ir Kretos salos. Kreta, teisingai, visiškai lietuviškai, nuo žodžių kristi. Legendos aprašo, kad kažkas nukrito, tai yra ateina ir pateikia žinias. Mūsų mokslininkai, archeologai ištyrė, Gimbutienė pateikia įrodymus. Taip, Kreta yra mūsų baltų kultūra. Patvirtinę. Raštą, Kretos mikėnų kultūra yra baltų. Dar toliau. Mano mokytojas Vasaviskas Benjaminas atranda, kad Vilnius, tai ką mes galvojam, kad čia dabartinis miestas, prasideda Memfyje. Tai buvo išvis beprotystė. Kada padarė mokslinę konferenciją, mokytojas atrado, kad dabartinės Turkijos teritorijoje yra šventykla, tai griuvėsiai, kurios pamatai yra prie Leto kalno. Jisai cituodavo graikus, kaip dabar aš lietuviškai kalbu, kaip jis graikai cituodavo. Ten yra pamatai, kurių yra kopija viens prie vieno, o taip uždėjus, kadangi jis buvo pats archeologas ir architektas, spėkit kokio pastato. Katalikų pilies. Čia bokštas gynybinis. Arkikatedros. Taip, pirmosios katedros, kurioje stovėjo aukos. Kopija. O kas tada ta šventykla? Nes apie ją nieks nežino. A ta šventykla yra buliautoriumas. O buliautoriumas tai yra ta vieta, kur susirinkdavo tų laikų žiniai ant prie Leto kalno papėdės, kad nusileistų, kai nusileidžia dievai, praneša, kas bus. Vėliau popiežius perėmė tai ir dabar vadinasi bulėmis. Nuo buliautoriumo, va to va pastato. Ir paskelbė dabar popiežiaus bulės. Vien šitos žinios jau šokiruoja. Dar daug. Mokytojas sakė, Vilnius buvo žemiau 26 метров. Я говорю о Вильнюсе, что Вильнюс был от Мемфиса в Египте до здесь, этого места. Это мои учителя говорили, которые в этом занимаются. Это не просто, это не запереть. Это жрецы. Todėl buvo neaišku, kaip Vilnius galėjo 26 metrų žemiau. Po mirties mokytojo dabartinėje mokslinėje konferencijai patvirtina ir dar pagilina. Pasirodo, 27 метров Вильнюс был жена. Вильнюс был 27 метров ниже, чем, то есть Нерис, вот эта река, у нас была ниже 27 метров ниже. То есть мы сейчас 27 метров ниже, извините, а вода была выше. Atsiprašau, pasakiau neteisingai. Vanduo buvo virš. Tai dabar, jeigu aš pakelsiu vandenį, yra sumodeliuota jau kompiuteriu, tai Vilnius visas yra kaip bliūdas pilnas vandens, yra vienintelis kalnas iškilęs. Из воды была только та башня, потому что все было под водой. Но и не здесь мистика. Мистика в том, paslaptis tame, kad tame gylyje vienam sluoksnyje randa panašus. Там находит еще, в этом уровне, находит какие-то здания, неясно что. Reiškia, čia neaišku, nuo kokių laikų kas čia buvo. Ir tuo metu sako, kad ledynai, kurie stovėjo ties šitą vietą, aplink Vilnių, tai Vilnius nebuvo, jis dėl to ledynų uždengtas. Tai grįžtant prie Kurono šventyklos, Kurono šventykla, kaip po laiko šventykla, buvo esminė pranešant apie tai, kas bus. Ir tai rodo, kad po to prasidėjo, kadangi krikščionių pradžioj buvo tiesiog, kaip čia pasakyti, atsiranda krikščionybė, prisiminkime Egipte pirmieji šitie strigo, pirmieji krikščionys. Koptai. Jo, koptai, kol jie ten iš tų šurvų išlenda, dar porą šimtų metų, dar, gaunasi kažkur dar 400 metų, kol pradeda judėti į šitą pusę per pietus link šiaurės. Bet pasirodo, kad viskas atvirkščiai kažkada iš šiaurės judėjo į pietus. Ir to įrodymų jau dabar pilna mokslininkų. Kas per tą vietą paslaptinga, kurią vadino Kurono šventykla ir kodėl jinai per mane pradėjo reikštis.
mes tiesiog privalėjom įsteigti Kurono šventyklą. Mes įsteigėm 2000 metais nežinodami nieko apie Kuroną. Ir įsteigėm Nidoje, ten, kur dabar jūs žinot, yra Saulės laikrodis. Tai ne Saulės laikrodis. Tai yra vienintelė Lietuvoje matematiškai horizontaliai vienintelė vieta, kur Saulė gali tekėti mariose ir leistis jūroje. Nėra kitos vietos Lietuvoje. Visi ezoterikai, visi magai, visi ten važiuoja. Kodėl? Tai, kad ten yra laiko duobė, laiko lęšis. Я говорю о Ниде, что интересно, что в Латвии тоже есть Нида. У нас в Ниде есть это святилище Курона. Сейчас ее просто называют часы солнца, вот где стоят. Kada mes įsteigėm šitoj vietoj, tik po 2002 metų jis dar buvo nugriautas Gnomonas, Anatolijos, stengiamės 10 metų atlikinėjom apeigas, daugybę žmonių įvedinėjom tenai, kad atstatyti laiko ašį. Gnomoną, kurį nuvertė uraganas. O kam ta ašis reikalinga? Kurį meta šešėlis. Visi kalba blogis, šešėlis. Gerbėmieji, šešėlis yra dalis sielos. Ir įdomiausia tai, kad šešėlis krintantis visada rodo kryptį. Kryptis atsiranda tik esant šešėlį. Visada iškelkit klausimą, kas mumise yra šešėlis. Kodėl pas mus būna abejonė šešėlis? Ir kaip blogai, kai sektose labai greitai išnyksta, jiegi stengiasi panaikinti abejonę šešėlį. Kad žmogus nesusimastytų. Tai yra labai svarbi detalė. Я говорю о том, что святилище бросает тень с часов солнца. У нас она была сбита ураганом Анатолию. В 99 году он прошел. И старались, чтобы восстановили гномон. Он бросает тень. Почему? Потому что в душе есть тоже часть души, есть тень. Чтобы ты мыслил, думал об этом, а не так верил, как секты делают, чтобы не было в этого. Apie Nidą dar daugiau. Pasirodo, Nida tas žodis keistas. Nida. Latvijoje yra, Lietuvoje yra. Mokytojas sako, ne. Kretoje yra Nida. Tai buvo pirmieji, labai senai, prieš 20 metų. Patikrino, Nida yra Kreta. В Крете есть Нида. Kas tai yra per reiškinys? Niekas nežino, mes tik atradom žemėlapį. Dar daugiau, Kretoje yra sartai ir dar daugiau. Tada mano yra dalis žmonių išvažiavę gyveno Graikijoje. Aš paprašiau, kad jie paknistų ten vietų. Pačių graikų klausimų. Я попросил одной женщины, которая живет в Греции, литовка, она там уехала жить, чтобы она узнала, что такое там за место. Ir šita vieta pasirodo, ką reiškia. Dzeuso mirties vieta. Это место, где умер Дзеус. Бог. Ну какой Бог? Нет. Nida pas skandinavus irgi toks pats žodis yra. Ir jis yra užkeikimų galia. Tarsi prakeikimas. Dar daugiau, kad pats Nida žodis reiškia laiką. Aš jums parodysiu vieną kalbos paslaptį, kurią visi žino, bet giliau nežino. Visi vartoja, bet jau nebesupranta, ką vartoja. Mūsų žodžiai, я сейчас буду говорить о языках Балтии, зато немножко много будет слов. Но я буду показывать слова, которые читаются как в зеркале, можно ее читать и так, и так. Это только языки, которые есть сатиминская, кентуминская часть. То есть можно так и так читать. Mes visi labai paprastai sakom. Mes turime žodis yra šaknis. Turi šaknį ir galūnę. Niekada žmonės neklauso, kodėl šaknį ir galūnę. Jeigu tik tai kodėl taip keistai pavadina? Šaknis ir galūnė. Ir mes nusipiešėm medį. Yra šaknis ir viršūnė, kaip medis. Bet kažkodėl ir žodis taip pat yra. Pavyzdžiui, jūs visi žinote, kad žodis Dievas visiems jau iki skausmo pažįstama, as galūnė. Tačiau labai paprasta, kada mes skaitome iš kitos pusės, mes gauname ir as galūnę pridedam, mes gauname va šitą medžio esmę.
yra priežastis ir pasekmė. Mes pasekmė. Dievas yra priežastis. Bet sako, galbūt tavo šiandien veidas, bet vakar tai snukis buvo. Kodėl yra toks kitas žodis? Snukis. Snuk. Iš kitos pusės žemaitiškai. Ir dabar sakom, kūnas. Tas, kas neturi sielą. Bet čia ne esmė. Esmė yra dabar tai, ką aš noriu parodyti. Nida. Nid šaknis, jeigu taip paimt, nida, galite skaityti Adin. Rusiškai yra Odin. Skandinaviškai Odin dievas, rusiškai Odin yra vienas, o lietuviškai Adin. Ir sakydavo, kaip aukštaitijai vaikas sakydavo 1 valandą. Viena Adina. Viena Adina. Reiškia nida, iš esmės yra laiko persukimas, tai yra vietos, kurie persisuka laikas žemėje ir turi tam tikrus, kaip dabar sakome lietuviškai, portalus. Сама нида читается как одина, то есть у нас одина это время, 1 час. На русском тоже один, а на скандинавском один есть Бог. O koks dievas Odinas? Kuris išrado Ceitrūnas, jis buvo viena akim. Ir tam mite rašo pas skandinavus, kad tas dievas gyveno prie pakrantės, kur jūra verkia gintarinė mašą. Įdomu tai, kad Danija irgi gintarame. Todėl tai yra baseinas Baltijos. Šitą vietą grįžtų prie Kurono. Kad įsteigt ten, pasakyti, kad čia yra Kurono šventykla, mes paskelbėm, kad čia Kurono šventykla, tik po to sužinom, kad vat aš dabar stoju, va čia va, Saulės laikrodį, va čia Marios, kad va čia kažkur tai už kelių kilometrų po vandenį buvo šita šventykla, Kurono. Mes šitą nežinom. Ar tai gali būti atsitiktinumas? Įsivaizduojate, я говорю о том, что мы не знали, когда сказали, что вот здесь будет святилище Курона, времени. Мы не знали, что именно перед нами, под водой, было 2100 лет назад настоящий Курон. Мы не знали. Мы только 5 лет назад до этого дошли. 4 года. Toks reiškinys parodė vieną keistą reiškinį. Kažkas su laiku jau vyksta. Kitaip, negu mes įpratę. Laike atsirado kažkas, kas keičia laiko posūkį. Viskas pradeda viskas kitaip. Visi kalba apie tai. Tačiau mes kalbame dabar apie savo žemę. Mums buvo labai svarbu, ką mes turėjom. Ir vis pradėjom atsigrįžinį protą. Pradėjom domėtis piliakalniais, archeologija, dar kažko tai. Vienu žodžiu, kas mes tokie esame. Ir aš dabar prieisiu prie tokio būdo jums parodyti, kas yra mums tikėjimas. Ir jums taip pat, pasirodo lygiai tas pats reiškinys. Ir prisiminiau vieną tokį amžinatilsį Vytauto Kazlausko, kur buvom su Leopoldu pirmos kartos bandomieji triušiai. Reiškia, Vytautas sako, jau čia buvo kažkoks privatus pokalbis asmeniškai. Kada nežinojo, kad aš esu, reiškia, iš baltų žinių, mūsų, kaip sakyti, senasis tikėjimas, nekrikščioniškas. Jisai sako, Liutaurai, sako, tu negi tiki, kad senieji dievai grįš. Kazlauskas abejojo. Nors jis ėjo ir skelbė krikščionišką gyvą žodį, o jisai bijojo labai stipriai. Jis mane bandė visaip užspausti, pasakyk tiesą. Ar tu tiki, kad senieji dievai grįš? Nes tarsi tai atavizmas. Suprantat? Kaip čia sakė tarybiniais laikais? Opiumas lemdžia, ne? Aš sakau, tai aš kitaip nebūčiau dvasininkas šito, jeigu aš net netikėčiau, aš įsivaizduoju, taip. Gerai. Dabar žiūrėkite, kaip jūs visi mąstote. Aš jums dabar duosiu užduotį. Visiems. Kad būtų įdomu. Pirmą pakelkit ranką. Kas iš jūsų tikite? Klausykit, kas sakau. Kas iš jūsų tikite? Aš neklausiu ko.
Покелките rankas. Поднимите руки, кто верит. В принципе, верит. Tikėjimas tiki ką? Да, я Aš, говорю. aš nieko netikiu. Aš nieko netikiu. Gerai. O dabar užduot čia задача. Кто верит, kas tiki, kad už durų yra kailė? Что за дверью стоит корова? Кто верит? Pakelt ranką. Vienas, Energetinė karvė galima sukurti. du. Pasistengti. Nereikia man mentalų. Tu žinai šitą? Mes Du. tokie. Du. Gerbėmiai, už šitų durų visos pasaulio kainos. Tik du Tai pasirinkimai jeigu jūsų auditorija. mąstymas tik ties slenksčiu, tai jūs net atidaryti negalite durų, tai kaip tada, kai aš jūsų klausiu, ar jūs tikite Dievą, kaip jūs galite jį atsakyti, jeigu jūs netikite, kad kaina? Если вы не верите, что корова здесь стоит, как вы можете? Потому что все коровы за дверью мира. Даже с этой стороны двери тоже коровы. Вот. Ты не переверишь, тебя же видишь, сколько этих коров, да? Это не от этого юмора, что девушки-коровы не видели? Tai apie šitą kalbą, kad kalba Rusai turi... sako dieviški ciolkiai. O, dar geriau. Dabar aš jums parodysiu kalbos ekvilibristiką, kaip sako. Ką tu čia žaidimai, gerbėmėjai? Jūs ne tik kalbate, bet ir rašote tą kalbą. Jūs sakote tikėjimas. Nu ir ką? O aš dabar padarau pauzę. Tik ėjimas. Jūsų sąmonės būkis pasikeitė, gerbėmėjai. A kada, kas yra tik ėjimas? Tai yra tika, tikas keistas toksai reikalas, tiko takas. Kuris eina kažkokiu taku, takas. Tiko takas. Tik, tak, tik, tak. Kas taip daro? Nesąmonė. Kas jums taip sakė? Visiška? Ne. Pauzė. Sąmonė. Ir pasikeitė būvis. Kas dar taip daro? Tu еще так делай. Тик-так, кроме Dvi kalorijai. Pulsuoja, žemės pulsas. žemės pulso. Širделė. О! Širdelė. О! Тико такас. Tai yra не что иное. Такас это у нас, дорожка, тропинка. Kad tai yra tiko takas, tai yra banga. Tai yra banga. Laiko vienetas. Vienas tikas yra tai, kas yra adina. Vienas tikas. Vienas tikas yra jūsų širdies dūžis. Tai kas yra tada likimas? Likimas yra tiek, kiek jums liko šitų tikų. Ir kiek jums davė Dievas nuo pradžios, tai tiek ir jiems ir liko. Iš čia yra likimas. Kiek liko? Ir žmonės kliedi apie kažką neaišku apie ką. Sako, tiki likimu. Taip, gali netikėti Dievą, bet kaip tu netikėsi tiek, kiek tau liko? Nu kažkiek dar liko. Visi tikisi, kad dar liko. Ir tada tikėjimas tampa visiškai kito lygmenių. Kitų lygmenių šviesos keliu. Todėl, kad tas tikas yra šviesos banga. Vienintelė šviesos banga, kuri pastovi kinta. Tik tai taip ant grafiko neatrodo. Vienmačiai sistema. O šiaip tai jinai yra spiralė. Ir jeigu aš tada, jeigu taip ant šito taip piešiu, tai ta spiralė, kaip sukasi. Vis tiek tą patį gausiu. Tik tai, reiktų kompiuterį parodyti. Dabar kas iš to gaunasi? Kas iš to? Čia iš interneto. Labai gerai. O, nerastas serveris. Reikia interneto? A. Aš irgi